Bandysim pagauti ungurį, kadangi aplink visus balsius yra neris, teka neris, tačiau reikia surasti tinkamą vietą. Tai radom duobę, prasižiūrėjom su dyperiu, reikia tikėtis, kad dabar bus laisva vieta, nes jeigu vietos nebus, tai ir žvejot neišeis. Susiradom duobę, iš tikrųjų 4 metrai, tai žinote, jeigu kas esate gaudę ungurius, viskas yra labai paprasta, susirandi duobę, palei srovę, sistemėlę, viską parodysim. O dabar mes važiuojam iki vietos, 5 kilometrai. Tai teks pasportuoti, tikrai teks pasportuoti su visais šiais daiktais. Kaip matot, dviratį min su botais gal ir nelabai rekomenduočiau, bet kito pasirinkimo nėra. Graibšto taip pat nėra, kėdutės irgi nėra, tai toks sakyčiau, ant išgyvenimo žvejyba. Na ką, bandome važiuoti ir pažiūrėsim, ar laisvo vietą iš vis. Sustojom greitam apsipirkimui. Žodžiu, reikia naktinių lempučių, nes kitaip, manau, sakyčiau, neįmanoma. Be jų žiūrėt, žiūrėkit, gal ir pasiseks. Taip jau ant plauko laikas tas pažaras, pabandysim, gal ir iškris. Bandom užsakyti, žiūrėsim, ar iškris. Taip, 0,05. Pažiūrim. Tik ten pagaliau 2 eurai. Žodžiu. O, man atrodo, kad suveiks. Žiūrėkit. O, 2 eurai. 0,05. Hop. Ir įkrito. Žiūrim, ar duos grąžą. Ačiū ir viso gero. Nu, viso gero. Oi, tu žiūrėkit, čia VIP. O, euro grąžos jau turėjo 5 centų duot iš vis. Laimėjom, žinokit. Gavom šitos kortelės nepriėmė, tai vadom. Pagaliau išlėkėm iš tos parduotuvės. Sakyčiau, kad apsipirkimas gavosi visai sėkmingas, nes nuvarėm į tą automatą, taromatą, žodžiu, kuris ten visą laiką 24 valandas dirba. Tikriausiai visi žinot, ir pasirodo nepriima kortelės, sugedęs kortelės aparatas. Turėjau nuvažiuoti iki parduotuvės, išsigrynint 10 eurų po 2 eurus, įmečiau 2 eurus, lemputės kainavo 1,50 €, turėjo grąžinti 50 centų ir grąžino 1 eurą. Tai, va, žinokit, kartais net ir žvejodami galite uždirbti pinigų. Uždirbau šiandien 50 centų, 51 už tai, kad varau žvejot, tai žiūrėkit visai ir į pliusą. Nebe to liko, kažkur 2 kilometrai. Niekada nesu čia buvęs, kažkokie vienkimiai, bet šiaip tas viskas labai gražu, orelis puikus ir varom. Šiaip sakyčiau, rajonas visai gražus, gražus namai, čia viskas man matosi. Iš tikrųjų pats gyvenu Balsiuose, labai geras rajonas, o kaip matot aplinkui visur upės, Žaliųjų ežerų ežeras, ir tiesiog daug gylio, seliavas gaudo žiemą, tai aplinkui visą rajoną pilna žvejybos vietų. Mūsų tikslas šiandien unguriai, dar kartą primenu, pirmą kartą žvejosiu. Labai būčiau dėkingas, jeigu paliktumėt komentarus, patarimus įvairius, viską priimu, tik patarkit, kaip ką kitą kartą geriau daryti. Toj važiuojam, liko nebedaug ir aprodysim sistemas, kurias jūs galėsite įvertinti, žvejai, ar šiaip, kurie išsimanote apie šitą dalyką, viską įvertinsit ir pranešit man, ką kitą kartą geriau daryti. Iš tikrųjų, nesakyčiau, kad trasa iki žvejybos vietos labai lengva. Kažkoks labai didelis kalnas pasitaikė. Žodžiu, pasitikim Google Maps'ais. Važiuojam, kur sako, man atrodo, reikia nulipti. Nes jūs pažiūrėkit, čia tiesiog atrodo 90 laipsnių krenti. Nu, jūs pažiūrėkit. Pagaliau atsigavom. Pagaliau atvažiavom. Žodžiu, kelionė tikrai nebuvo trumpa. Pravažiuota ir kalnų, ir miškų, ir žodžiu, vos vieną kartą nenusivirtau nuo to kalno. Jėzus, patikėkite, tokio statumo buvo. Nu ką, paprastas dviratukas. Visiškai, va. Paprastas skotas, tada viena kuprinytė su striukė, užkandžiais, lempam įsivaizduojat, nes tiesiog, kad maždaug, jeigu ką, lietus, ir ką tada, ir ką, sušlapsiu su tokiu džemperiuku. Tuomet tašytė su visom sistemėlėm, visais kabliukais, ten pavadėliais ir
peiliais. Ir pagrindinis dalykas, tai meškerių dėklas, sudėjo meškerėm ir 2 kaliukai tiek pasiėmiau šiandien. Na, o vieta, sakyčiau, tikrai magiška, nežinau, kaip jum atrodo. Man pirmas įspūdis, aš galėčiau pasakyti, niekada nesu upį nedžvejojęs. Iš tikrųjų, visiškai pirmas kartas. Tai maždaug, kiek žiūrėjau per tą žemėlapį, šiaip tai naudojau diperį, labai patogu, metam 30 eurų ir jūs gaunate visą Lietuvos ir kitų šalių, man atrodo, aš nesu žiūrėjęs telkinių ar upių gylius. Tai šiaip tais, kai pasižiūrėjau, maždaug čia yra duobė ir jinai eina taip, kažkur čia yra šito vietoje apie 3 metrai, srovė teka aišku ten ir maždaug mesim į tą galą. Tai užsimesim diperį, pasižiūrėsim, reikės melktis, kad diperio kažkaip nenuneš. Šiaip dar labai abejoju, ar iš viso mesiu, nes jeigu kažkas atsitiktų, tai jau srovės aš nepagaučiau. Ir šiaip šita vieta, aš sakyčiau, visai srauni, jeigu matosi per video, visai teka srovė greitai. Tai ten matosi yra labai seklu, nes iš viso net matos per viršų. Per viršų yra žolės, nuo šone giluma, tai išsipakuojam visas meškeres ir žiūrėsim, kaip čia bus. Pradedam ardytis kotus, kuoliukus irgi šiaip įdomu. Gerai, kad pasiėmiau botus, gal ir ne pats patogiausias būdas važiuoti su dviračiu, bet užtat dabar galiu įlipti į vandenį, kas yra labai didelis pliusas. Čia toks nugilėjimas. Iš tikrųjų galvoju, gal net įsidėti ir čia, pažiūrim. Oho, jau slystu. Pažiūrim iš tikrųjų, kaip čia, ar jis įsmeigs, ar normaliai žemė. Nu, matau, žiūrėkit, vienas kuliukas jau yra. Nu, draugai paliko man tikriausiai. Ir bandom taip gal įsidėti. Puikiai išėjo, ką jūs. Nu, pabandom gal vieną originalų. Pabandysim, pažiūrėsim, gal kokią sėkmę atneš. Toliau einam iš karto prie meškerių. Kotai visiškai tokie patys, stoja viską išsipakuojam, atsirišam, kad jums nešsys laiko ir pažiūrim. Jau kažkokia žuvis ten truputį vartusi, matau kai kuriuose vietose. Tai iš tikrųjų ką tik atplaukė vietinė, labai malonus žmogus. Truputį pasilavinom, pakalbėjom. Šiaip va tokia valtelė, visiškai patogi. Nu matot, čia arba Verkių tiltas, ar koks blema nebelabai atsimenu, bet kažkur yra tiltas, bet iš tikrųjų kaip tu, pavyzdžiui, jeigu ten gyveni, kaip tu persigausi. Nu niekaip, tai tokios valtelės, paprastas irklas. Tai kiek pasakoju, iš tikrųjų labai keista, nu gal ir ne tas, kas keista, suprantat, tokia pavyzdžiui spyna, kai yra taip užrakinta. Nu ką, ateini su bulgarkė, viskas nusipjauni, iš tikrųjų papasakoju, kas labai įdomu, kažkur jau apie 20 valčių per gyvenimą yra praradus. Nu, ir kaip tu daugiau apsaugos, jinai perplaukia, varo į darbą ir suprant, kaip čia pavyzdžiui, šitą valtį priseksi ar kažką padarysi, tai jau tas yra tikrai apgailėtina, kurie vogia ir taip toliau truputį. Dar ir apie šiukšlės pakalbėjom, kad žodžiu, man tas yra irgi pikčiausia. Sakyčiau, jeigu kas žiūri šitą video, kartais būna, kad pasiemu, pavyzdžiui, 60 litrų maišą ir tiesiog nueini ir surenki visas šiukšlės. Nu, žinokit, tiek kartais būna tų šiukšlių. Čia kas gerai, kad toks biškai mažiau prieinamas krantas, per čia prieiti labiau per privačius sklypus įmanoma. Ir nėra toks labai kaip paplūdimys, nu, jeigu jau būna labiau viešos vietos, kur įmanoma bet kam prieiti, tai patikėkit, tų šiukšlių būna milijonas. Tai iš tikrųjų tas šiukšlės rinkti reikia, plastikas suyra negreitai. Kas blogiausia, jeigu dar įmeta į upę. Jeigu įmeta į upę, niekaip nebepaimsi, nu ir žodžiu. Tai čia taip trumpai pakalbėjom, dabar einam prie pačių sistemėlių. Tai dar kartą pasijungsim tą programėlę ir pažiūrėsim gylį, nes noriu tikrai tiksliai užmesti. Aš sakau, pirmą kartą žiūrėjau į blemą, taip noriu viską tiksliai padaryti. Ir einam to, atsirišim antrą meškerę, čia pirmą rišausi, dar nespėjau, pradėjau kalbėti, atsirišim antrą ir sužiūrėsim visas sistemėlės. Taip, išsiardėm abidvi meškerytės. Kuliuką, manau, antrais dėsim, šitas medinis gal kaip ir patogus, bet šitas patogesnis bus. Meškerės viena 3,60, kita 3,40. Tai irgi dar šiaip nespėjau pilnai paskaityti, ar jos tinka, bet unguriam aš įsivaizduoju, nu blemba, neturėtų čia būti tokių monstrų. Žinau, kad gal šamų kokių yra, nu bet vis tiek, tarkim, tai miškytė paprasta, rytėje irgi skaičius nebeatsimenu, bet pagrindė valas yra 0,26, kas yra ženkliai, sakyčiau, per silpna unguriui, jau ten kažkas vartusi, bet iš tikrųjų turėtų atlaikyti ir
gal tokia, sakyčiau, keista sistemėlė. Sakau, pirmą kartą visiškai aš viską darau. Tai mane įvertinkit, būtinai parašykit komentarus, kaip kitą kartą ką daryti ir būtinai padėkite, nežinau, patarimų duokite kažkokių, kas išmanot, kas galit. Tai to parodysim sistemėlę. Šiaip pagrinde, kaip aš supratau, kad yra svarelis, pavadėlis ir kablys antro dydžio. Tai kaip pas mane eina sistemėlė. Dabar bandysim viską nufilmuoti. Tai eina pirmas stoperis, tuomet svarelis yra prikabintas prie karabino. Šitas yra 120 gramų. Čia yra viskas ant pagrindinio valo. Tada toliau eina vėl stoperis, prie stoperio suktukas ir ant suktuko eina pavadėlis 0,28,5 ir tuomet eina kablys. Kablys antro dydžio, kaip ir gavau patarimų iš žvejų, iš parduotuvių savininkų ar šiaip kur prie kasos stovi, tai sakyčiau, man atrodo visai normalus. Aš žinau, kad tiesiog turi būti ilgesnis tas galiukas, kakliukas. Tai kaip ir viskas normaliai su juo. Šį kartą pavadį dariau kažkur apie 75 cm, sakyčiau. Kai kurie sako, kad reikia dėti metrą, skaičiau, kai kurie sako, reikia dėti metrą, nes ungurys apsivinioja ir po to gali nutraukti. Kai kurie sako, iš vis 60 yra riba. Tai žinokit, aš taip darau per viduriuką, 1,80 padarysiu. Ar čia maždaug 75, o kitą padarysim kažkur apie 75. Tai sistema yra tokia. Einam, tą patį padarysim ant antros meškerės ir viską užsimesim. Tai jau kažkas šokinėja, įsivaizduoju, kad kažkokios, nežinau, gal mažesnis žuvis, bet ten kas išsiverti, tai jau didesnis. Nu, man labai keista žvyba. Pirmą kartą iš vis randuos prie tokio telkinio, prie upės. Tai viskas labai nauja, einam, susidėsim iš tikrųjų lempas irgi visur, kad mus čia apšviestų ir pradedam dirbti. Trumpai galim dabar parodyti, kaip iššauta sistemėlė. Iš tikrųjų, pabandysiu kuo greičiau. Ir kas turėtų dabar pastebėti ir matytis, kad nuėmiau filtrą, iš tikrųjų biškį užmiršau, nes jau kai eina link vakaro, pati diena, reikia filtrą būtinai nuimti, nes po to iš viso nieko nebesimato. Tai filtrus nusiėmėm, pasikeitėm. Tai dabar bandysim kitus stoperius, šiaip įdomus ir šitie visai guminiai tokie paprasti. Tiesiog užmaunam vieną stoperį. Taip, stoperis užsimauna. Taip, nutraukiam. Tuomet pasiemam segtuką, paprastą segtuką. Štai, kažkur plus minus 9 kg parašyta. Gal ir būtų galima didesnį. Iš tikrųjų dabar, kai dėjau tą svarelį, pabandžiau pats patempti. Tai jau pradėjo deformuotis pats čia iš metalo ir iš ko padaryta. Tai gal ir yra ženklas, kad jis kažkiek ir silpnokas yra, bet turėtų, manau, šiai žvejybai mums viskas tikti. Kiek girdėjau, jeigu, pavyzdžiui, užsikabintų už akmens, pagrindinis problemos užsikabinimas už akmens ar kažkur šiaip užstriktų, tai mums svarbiausias reikalas, kad atlaikytų. Tai gerai, kad pasiėmiau šiaip atsarginį svarelį. Svarelį atsarginį tikrai reikia pasimti. Bet gaila, kad vieną. Tai įdomu, ar mums vieno svarelio užteks atsarginio. Nes iš tikrųjų, žinok, neįsivaizduoju, ko tikėtis. Žinau, kad reikia laukti vakaro. Kad reikia išlaukti iki vakaro, kol pradės tempti. Bet vis tiek mes užmesim meškeres, nes nėra ko jų laikyti krante. Tai gerai, uždėjom, pagrinde 2 stoperiai ir karabinas. Tuomet eina suktukas. Jeigu mes rasime, jeigu ne, greit sustabdysime ir nusimsime nuo segtuko, nes gali būti, kad ir nebeturim atskirų. Tai padarom greitą sukirpimą. Vieną labai svarbų dalyką užmiršau padaryti, tai pasimti purškalą nuo uodų. O jau kaip aš matau, kad mane jie atakuoja, tai žinokit, nežinau ko tikėtis, ar liksiu gyvas nuo tų uodų iš viso. Nes, aišku, čia nėra didelė problema, išgyventi manoma, tačiau malonu nėra ir aš jau matau, kad jie pradeda skraidyti, aišku, jie į vakarą suaktyvėja. Tai apie šitą problemą ir sprendimą šios problemos dar pagalvosime, gal kažkas mums priveš. O po kol kas tai reikia nusimti suktuką nuo segtuko. Aš tiesiog atskyriau, nes atskirai šiuo metu neturėjau. Tai mes tiesiog pasiėmėme šitą, reikia aišku nepamesti.
einame prie savo sistemėlės ir rišame segtuką. Tai gerai, kad šitas didesnis, nes nuo segtuko didesnio, tai tiesiog paėmėme. Riškite kaip norite šitą, aišku, aš dabar čia nieko negaliu sakyti, aš sakau, net nežinau, ar čia tinkama sistema, ar aš gerai darau, bet riškite jau, manau, segtukus, suktukus ir kablius kaip norite. Skirtumo nėra, aš darau universalų mazgą, man jis yra tiesiog pats patogiausias. Kelis kitus irgi moku iš tikrųjų, bet sakyčiau, kad man jis toks praktiškiausias. Aš kiek įbandęs, man jis visą laiką atlaikydavo. Padarom kelis tokius mazgus. Tai nesimato biškį su burna, žodžiu, gaunas kažkas tokio. Jeigu, ką žinot, universalų mazgą paseilinam būtinai, kad būtų geresnis sukibimas, ir viskas, ir užtraukiam. Užsitraukia, gaunas toks šudukas, tuoj su burna užtrauksim. Taip. Ir viskas. Gaunasi gana tvirtas mazgas. Ir kas gerai su šita meškerė, kad ant šitos meškerės jau valas uždėtas yra lyg tai stipresnis, aš tikiuosi, nebeatsimenu, nes aš žinau, kad ant tos geresnės, kuri mano tokia yra biškai brangesnė, jinai 360, tai ant tos yra uždėtas 0,26 mono falas. Tai jisai yra kaip ir preplonas ir pavadėlis gauna storesnis, o man atrodo, kad šitas yra uždėtas 0,30, gali būti, nežinau, ar kas galite atskirti iš karto nuo per video. Tai įdomu bus pasižiūrėti, bet man atrodo, kad šitą meškerį šitą sistemą labiau tiks unguriam. Greit atsimatuojam kažkur apie 70 cm pavadėlį. Pavadėlis va. Seguaras Soft Liusas, žodžiu, viskas labai paprasta. Fluorokarboninis valas, tai jisai yra žiauriai geras pavadėliam, 50 metrų. Čia yra 0,285 mm. Kodėl fluorokarboninis? Todėl, nes kai ungurys pats, jeigu vyniojasi aplink ir su tais mažais dantukais jo negali nudilinti, negali jo, kaip galima pasakyti, nukasti, sunkiau yra, tačiau storesnio šiuo metu nebuvo, tai atsimatuojam greitai mūsų ilgį pavadėlio ir grįžtam. Ilgį atsimatavom, žodžiu, jisai yra ilgamžis, kiek girdėjau, kad stovėt gali belė kiek metų. Tokia gumytė užsideda ant viršaus ir viskas, jis keliauja atgal į mūsų tašytę. Iš tikrųjų, šimų dėžė gan didelė į visas žvybas, tačiau žvybas tokias kaip čia, kai reikia nusigauti su dviračiu, nieks nenuveža, pasimti dėžės neįmanoma. Tai dabar rišame patį pavadėlį, kaip matote, tokio ilgio kažkur gaunas. Plius minus, žinokit, čia nereikia viską labai tiksliai daryti, nors aš labai mėgėjęs tiksliai daryti, net pasėmiau, žiūrėkit, metrą. Kad maždaug apsiskaičiuoti kažkaip sunkiai orientuojus, jeigu taip iš akies, dar trūksta patirties, reikia dar maždaug, sakyčiau, daugiau pažvejoti, daugiau išbandyti tų iš akies padaryti atstumų, tai kažkada net galėsiu, manau, pasitiruoti. Tai manau, išslavinti šitą įgūdį, kad iš akies maždaug nustatyti ir padaryti, tarkim, ten 50 cm, 60, kad iš akies maždaug taip pasakyti. Manau, kad įmanoma tikrai šitą dalyką išugdyti. Tai dabar rišamės prie pagrindinio valo mūsų pavadėlį. Iš tikrųjų, pavadėliui daug nereikia naudoti valo užrišimui, aš naudoju kaip tik visai mažiau. Čia toks gaunasi maždaug, sakyčiau, 60 cm pavadėlis. Tai dabar pagreitinam, greit su burna surišam. Jos. Ir 6. Paseilinam viską, jau sulėtinam video ir taip. Viską kuo tvirčiau užrišam. Laisvą įgaliuką paprasčiausiai nupjaunam. Op, pafilmuojam. O, reikia taikyti, nenupjauti to pagrindinio, nenoriu švaistyti. Gerai. Kaip matote, maždaug ilgis toks. Įdomum dėlį, galim paskaičiuoti. Šitą bandžiau daryti iš akies. Paskaičiuojam, kiek čia maždaug yra. Ojei, tai. Aš manau, kad čia gavosi man visai gerai. Šitą bandžiau iš akies daryti, aš norėjau kiek maždaug 60 cm. Gavosi biškį ilgiau, 65. Nu, viskas gerai, sakyčiau. Ir dabar dedam
pagrindinė esmė kablį. Tai aš manyčiau, kablį visi mokat užsirist, tai greit užrišam, uždedam svarelį, pažiūrim galutinį rezultatą ir metam meškerės. Greit labai apie kablius, tai kabliai antro dydžio, sakau, ilgesnis kakliukas, toks tuo. Pavadinimo čia nežinau, žodžiu, yra jų skirtingų pavadinimas, ar markė čia iš viso yra neįdomu, svarbu, kad būtų ilgesnis kakliukas. Antro ir ketvirto dydžio irgi tinka. Šiaip tai aš net įsivaizduoju, kad antras dydis jau net yra gan didelis. Tai ketvirtas yra irgi puikiai tinkamas. Tai greit užsirišam ir, sakau, einam galutinį rezultatą žiūrėti. Viską pasidarėm, bandėm nusivalyti rankas, galvoju, nu blemba, nu kaip čia atrodo, nu taigi negalu, čia krantas. Įkišau, kaip matot, botas jau yra be vidinės kojinės. Tai tikiuosi, nežinau, pasiėmė šiaip tais antras kojinės. Gal tas blogai, bet žodžiu, dabar džiovinu. O toj va vietoj ten maždaug dešiniai pusė džiovinu. Aišku, čia nieks nežiūsiu naktis, bet svarbiausia va. Tokį gumulą, šiaip 2 naktiniai slikai ir aš dar pasiėmiau 4 dydžio slikų. Tas irgi visai įdomu, reikės dabar pabandysiu sumiksuoti, nes realiai svarbu, kad būtų toks kaip puokštė, graži puokštė. Tai tokia šiaip tais ir yra. Bandome mesti, iš tikrųjų net nekarpysiu dabar šitos dalies. Taip, kaip viskas atrodo. Jeigu matosi svarelis, tada pavadėlis ir žodžiu metimas. Tai paskutinį kartą pasižiūrim, ar viskas užsegta. Šitas užsegtas, tas padarytas. Kaip ir painiotis neturėtų. Matau, kad ryte dar tik nesutvarkyta. Jo, šitas geras pastebėjimas. Tuo biškį pasitvarkom. Iš tikrųjų duobę vėl dar kartą būtinai pasižiūrėjau per programėlę, maždaug kur mesti. Tai realiai net dabar atvažiavęs į šitą vietą pamačiau, kad reikės net daugiau mesti, negu kad įsivaizdavau. Kažkaip ir iš pradžių atrodė, kad reikės mažiau mesti, bet dabar matau, kad reikės pasitengti. Tai greitai einam, dar užsimetam šitą galiuką. Įspaudžiam. Op. Kažkas pareina. Įdomu, čia gal maudosi žmonės. Taip, pataisom kamerą. Žodžiu, šiandienos pirmas metimas. Kiek girdėjau, kad stabdį reikia pilnai užtraukti. Kad unguriui negalima leisti gauti šito laisvės ir visą laiką reikia laikyti ant įtampos. Tai žodžiu, bandom, pirmas metimas. Einam į šitą vietelę. Gerai. Maždaug nusitaikom, kur čia reikia, mes šiaip reikia visai toli ir pirmą bandysim mesti čia į dešinę pusę. Gerai. Gerai. Op, užspaudžiam. Nu, srovė neša. Kada įsitemps. Nu. Kada čia įsitemps jisai? Šiaip įdomu dabar vadžiūliu į tą patį galą. Lygtis ir sustojo, o jau tempęs. O, dar biškį traukia dar biškį. Reikuliuką daugiau įsmeigti. Nu, draugai, man atrodo, kad ir įsitempė. Jo. Kaip ir įsitempė, tai šitą meškerę paliksim čia. Aišku, va, tabaluojasi, taip sviruoja. Bandom antrą besti tiesiai. Gerai, meškerę permetame. Sistemėlė išliko gyva. Užmečiau, žinokit, pradėjo kažkaip vaikščioti pirmyn atgal. Tai sakau, pirmą kartą žiūrėjau, man labai dar sunku suprasti, ar čia neša srovė, ar čia bangos, ar čia taip turi būti. Tai, žodžiu, ištraukiau, biškį kabinosi žolių labai daug čia krante. Tai aš bandau mesti, nežinau, žinokit, bandau eiti gal biškį net į šoną ir pamesti į šoną, nes kažkaip labai čia jau daug žolių, bet čia net nėra, matot, praėjimo. Aš kaip galvoju, gal man netiesimės, leis, kad srovė biškį paneštų. Ir gal taip žiūrėt, bet čia manau, kad geriausias variantas ir yra, bet nu čia vat mest. Žodžiu, metam taip tiesiai. Ir kuo toliau, pažiūrim, kaip čia gausis mū. Tuoj. Op. Nors sakyčiau, kaip ir gerai. Nu ir ką, ir aš kaip žiūrėjau, laukiam, kol palies dugną.
Dugną jau turėjo paliesti. Labai daug nutempė, kaip jaučiu jau. Aš nežinau, žinokit. Aš nepripratęs prie srovės. Nu, o dabar kaip ir įsitempė, čia tikriausiai srovė biškai taip tampo tą meškerį. Manau, kad viskas čia kaip ir gerai, bandom užsimesti antrą, žiūrim, kaip čia gausis. Gerai, po kokios ta meškerė stovi ramiai. Sakau, pirmą kartą nieko nereikia tikėtis, net nežinau, ar pagausiu šitą. Užmečiu šitas elį vidurį. Aš žinau, kad valas taip eina, atrodo, palei kraštą, bet manau, kad meškerė pati, tas visa sistema truputį yra nuėjus link vidurio, nes aš įmečiau į patį vidurį. Ir dabar bandom daryti tą patį su antrąja meškerė. Tai kaip aš dėjau tos sliekus dėjau iš tikrųjų paprastai, dariau tą tokį gumulą. Dariau visiškai paprastą gumulą, tai pabandysim dabar padaryti tą patį. Po truputį jau temsta. Po truputį jau pradeda tempti, tai kiek žinau, kad vis tiek kibimas būna link vakaro. Ir sakau, pirma žvejyba, nėra ko tikėtis, tikrai žinau, kad darau klaidų. Darau įvairių klaidų, gal kažką ne taip, ar užmetu, ar šiaip uždedu slieką, nežinau, bet žodžiu, bandyti reikia. Aš dėjau 2 naktinius sliekus per galvą, maždaug taip, ir juos tada taip vyniojau. Dėdi tada vėl antrą, tada dėdi vėl pirmą slieką ir tada vėl dėdi, šitas net jau gal užtenka, dar vieną kartą tą patį pirmą slieką, maždaug taip pat, nu, besiraityk, Jėzus, kaip raitos tie naktiniai sliekai, tai čia jau wow. Šiaip kvapą žinau, kad turi gerą. Gerai, mes maždaug turime tą receptą, dar vieną kartą gal dedam šitą. Na ir aš manau, kad čia viskas gerai. Toks gumulas visai didelis. Greit nukirpam video, nes reikia uždaryti dangtuką ir tuoj greit susitinkam. Gerai, bandome mesti, tai ant šitos yra uždėtas 110 gramų svarelis. Iš tikrųjų nežinau, šitoj vietoj kaip ir matosi iš akies, kad srovė yra gan didelė, varo visai greitai. Tai ant šitos dešiniosios yra uždėtas 120, o ant šitos 110. Ir atsarginis 95. Šiaip galėjau iš tikrųjų dėtis, gal net atsarginė ir didesnį, bet kažkaip suabejojau, bet matau, kad be reikalo, nes realiai srovė tikrai yra labai didelė. Tai mes bandome mesti antrą meškerę, žinokit, draugai, nežinau, kaip čia viskas gausis. Žodžiu, visai patraukliai atrodo šitas, toks kaip plokštelė tokia. Atrodo visai patraukliai, šiuo metu yra beveik 10 vakaro. Taip, mes viską gerai esam užsidėję. Tik tai žiūriu, kur yra išlindęs tas galas. Va taip, va. Nu, taip jau gal sakyčiau kažkas panašiau. Tai tas pats pavadys. Ta pati sistema. Vėl užsirišam greit ryte. Tai temsta jau visai greitai. Tas toks temimas jau pagreitį gavo. Ir per pačią kamerą jau matau, kad irgi pradeda vaizdas temt. Tai mes bandome šiuo metu, šitą dešinioji meškerė yra labiau link kranto užmesta, kadangi ta dubė maždaug čia per vidurį. Šios žvejybos vietos, tai aš sakyčiau, kad aš metu iš visų jėgų tiesiai, kas yra sunkiau su šitą meškerį, nes šitą šis 3,40. Tai aš bandau mesti tiesiai ir tiesiog paleisiu, gal kažkiek srovė nunešti dešinę. Matau šitos meškerės nuo 50 iki 150 rašo užmetimas, tai kaip ir atitinka tos dešinės didesnis užmetimas biškira. Tai mes bandome eiti savo metimo vietą, o čia yra tiesiog atrodo skardis, į kurį aš jau sugebėjau įkrist. Na, o mes bandome mest
Bandome mesti tiesiai iš visų jėgų ir paleisim palei srovę. Taip, taip va. Kaip ir viskas atrodė normaliai, matau iš karto neša, vat labai greitas neša. Srovė yra tiesiog didžiulė. Ir aš sakyčiau, uždengiam. Šiaip tais dabar, kur numečiau, kaip įsivaizduoju, turėtų būti apie 2,6. Bet matot, svarelis blemba. Nelabai laiko. O, užsikabino kažkur. Bandom gražiai padėti. Kuoliuką reikia daugiau biškį įsmeigti. Taip, svarelis matau, kad įsitempė, bet trauka jau yra didžiulė. Net negaliu realiai padėti miškės, iš karto traukia į vandenį. Tai draugai, nežinau, kaip čia daryti geriau. Op, biškį užsikabinom. Bandom gal padėti taip. Ar padės? Lygtais padėjo. Tai aš nežinau, ar čia turi taip atrodyti meškerės. Nu, kadangi gal srovė yra labai didelė, gal ir turėtų būti ant tiek įsitempusios. Nes šiuo momentu tai jos yra tiesiog atrodo, kad per pusę sulenktos. Tai šita meškerė yra tikrai lengvesnė ir mažesnė užmetimo. Gal ir nėra pati tokia tinkamiausia ungurių žvejybai, bet tarkim, aš manau, kad reikės apkeisti vietas. Šiaip tai dabar biškį palauksim. Manau, kad reikės didesnį užmetimo meškerį mest labiau į vidurį, nes iš šios situacijos matau, kad labai stipriai įsitempus yra pirmoji meškerė. Tai kartais taip srovė pagauna ir dar net stipriau įtempia ir blemba net išplėš galėtų. Tai po kokios žiūriu, kad viskas kaip ir stovi normaliai. Labai tik tais banguoja, man tas nepatinka, aš nežinau, ar čia taip ir turi būti. Tačiau aš kaip žiūriu pagal valą, meškerės taip tiesiai abidvi nunešė. Čia blemba gaila, kad tokia vieta, kur srovė yra žiauriai didelė, labai didelė srovė. Tai kiek žinau, kur būna vietos, kur pati tėkmė yra žymiai lėtesnė, kad jis būna net kur stovintis vanduo. Gal net ir yra patogiau, nes tada užtenka ten vos kelių uncijų svarelio, kad uždėti ir viskas laikytųsi. Tai šiuo metu jos taip banguoja, bet aš matau, kad jos yra užsifiksavusios. Tai manau, kad žiūrim, susideda lempas, palauksim iki tos 12 ar 1 nakties. Lempas pakrautas, viskas pakrauta. Ir po to jau žiūrėsim, jeigu reikės dėsim lemputes. Kažkas panašu arba kibina, arba čia srovė. Man labai sunku, atsakau iš pradžių, dabar kai atėjau, suprasiu, dabar, pavyzdžiui, dreba. Ir truputį lenkia, man įdomu, ar čia bandyt pakirst ar ne, nes šiaip ilgai visai stovėjo. Bet tai po truputį aš taip įsivaizduoju, jeigu kažkas kibtų, tai blemba turėtų jau stipriai vanotgi, ne? Iš tikrųjų labai sutemo, palyginus. Per kamerą matosi, bet jau dėsim jau ant galvos lempą matau, nes per pačią kamerą, per GoPro tai jau sunkiai matos. Tikrai aš jau įsivaizduoju, dabar pasižiūrėjau, tai toks jau vaizdas aptemęs labai. Nu, ir aš įsivaizduoju, kad jeigu kibtum, tai jau tikrai jau trauktų meškerį jau taip normaliai. Tai... Nu, va, pavyzdžiui, kai šia va buvo irgi, kartais būna, kad taip užeina, va, srovė paneša. Ir dabar irgi, va, matau, kad neįdo galiukas meškerės, dabar va srovė. Srovė taip gerai patempia. Kažkas ar užplakė kokios žolės, ar dar kažkas. Nes yra labai įtempta. Įtempimas irgi labai didelis yra. Aš taip įsivaizduoju, nes srovė pakankamai didelė. Bet pavyzdžiui, dabar va tempia meškerė labai. Tik aš taip, kad užsikabino kažkas. Nes, blema, jeigu kibimas būtų, tai aš jau taip įsivaizduojant, taigi jau daužytų meškerė gerai, tai aš taip manau, kad čia dabar dar nėra ko skubėt.
kol kas jaučiu, kad čia dar nieko nėra. Nu gerai. Užsidėsim ant galvos lempą, ant šono pasidėsim. Ir sakiau, planas maždaug iki 1 atsidėti. Sėsim ant dviratuko ir važiuosim namo, netoli viskas, tai varom viską apsišviesim. Pradedam dėti lemputės. Šiaip jau galėjau net gal ir anksčiau tai pasidaryti, bet nusprendžiu dabar. Biškį pakratom, padarom, va čia kamerą net pataikiau, sliekų papildžiau. Iš tikrųjų viskas papildyta ir padaryta. Taip einam krūmus. Opa. Turėtų nenukris lygtais, kai mesiu. Jeigu ir nukris, ką žinau, nieko gal ir tokia. Nu, oi ne, šiaip neturėtų nukrist. Šiaip tais neturėtų. Gan stipriai matau čia užsimovę. Nu, dabar sakyčiau, mano pirma tokia kaip spraga. Užmetu, labai įsitempia kibimo. Man, aš net nelabai dabar suprantu šiuo momentu. Čia matau, gal kurie žiūrės, net gal kurie jau žvejoja, net piktinsis, jeigu kažką čia aš net nesuprantu, nes dabar, pavyzdžiui, traukiau, tai kablys visiškai tuščias. Kablys tuščias absoliučiai, nors kibimo atrodo nemačiau, nors žiūrėjau visą laiką. Tai ar tas yra, kad kibimas upėje toks yra silpnesnis ir kai aš kalbu apie tokią upę, kur, pavyzdžiui, dabar to labai didelė srovė. Srovė yra labai didelė, nes pagal viską matosi normaliai, kad vanduo juda ypač greitai. Na ir aš esu susifokusavęs ant tos vietos, kad aš metu į duobės galą. Į duobės, kur duobė pasibaigia, metu pagal upės srovę. Srovės kryptį. Tai aš nelabai šiuo momentu žinau, ką negerai darau. Pabandau dar kartą persimest, tai užsidėjau lemputės, ant šitos meškerės dar ne, dabar irgi užsidėsiu. Tai man tas labai yra įdomu, ar aš kažką praleidžiu, nes aš iš tikrųjų metu, sakau, į duobės pabaigą realiai. Metu į duobės pabaigą pagal upės tėkmės kryptį srovę. Tai aš nežinau, man labai stipriai įsitempia, tai ar gali būti, kad svarelis, pavyzdžiui, yra per mažas? Nes aš šiaip čia, pavyzdžiui, uždėjęs 120, tai aš kažkaip abejoju, jis gali būti per mažas. Nes, blema, 120 jau pakankamai daug. Girdžiu, ten žuvį šokinėja. Aš kažkaip galvoju, vieną meškerę uždėsiu kitoj vietoj. Vieną meškerę uždėsiu, aš kažkaip jaučiu čia va šone. Ir kadangi vis tiek aš dabar uždėsiu lemputės, tai viskas matysis. Tai aš manau, kad mes einam pabandyti uždėti. Ir dar ką pastebėjau, irgi dabar, kai jau traukiau, tai man kaip ir atrodo, kad čia žulių tiesiog yra begalybė, nes už pačio svarelio, kiek jų vien užsikabina ir už pačio valo, tai čia yra kosmosas, tiesiog tokiais gumbulais, realiai, kaip čia pasakius. Tai aš nežinau, viskas pas mane kaip ir tas pavadėlis atrodo lyg ir normalus, svarelis irgi slankiojantis su stoperiais. Tai žodžiu, bandau dėti dabar švieselę ant antros meškerytės ir ją bandysim mesti tam. Tai viena meškerė, kaip ir sakiau, yra užmesta prie pat kranto. Kitą bandom mest, šiaip tai dabar net paskaičiau, ką tik tiesiai į duobės vidurių. Iš vis, bandau dabar į patį viduriuką, į centriuką realiai užmest. Taip pat. Opa. O, gerai. Palaukiam, kol nusileis biškį. Nu, jau turėjo nusileisti, jo užlenkiam. Ir šiaip pabandysim čia, nes labai įdomu. Iš tikrųjų, užmečiau vieną prie kranto, tai kaip ir kažkas kibino. Tai, pavyzdžiui, vat, kas labai malonu, prie kranto nėra srovės beveik iš vis. Srovės beveik nėra iš vis. Ir taip gaunasi, kad meškerė stovi visiškai ramiai. Ir man pačiam, nežinau, kiek aš esu žvejojęs ir Kuršių mariose ir visur kitur, kai meškerė stovi vietoj, ramiai, jokių bangų nėra, viskas labai aišku. Dabar toks biškai kaip atėjau į upę, kaip visiškas naujokas, tai šitą labai sunku prirosti, labai keista atskirti man. Tai nors aš įsivaizduoju, kad, nu sakau, tas kibimas, man jis turėtų toks, vis tiek būti toks, kad bam, daužo ir viso, ir yra taip, aš taip manau.
Nes jeigu taip po truputį, tai aš kažkaip pradėjau įsivaizduoti, kad čia gali būti arba bangos, arba srovė, bet bangų šiaip tais nėra, ką aš išneku tai. Nežinau, draugai, žiūrim, meškerę pasidedam, viskas kaip ir gražiai įsitempia. Šitą vidury, realiai, šitą krašte. Tai sliekai naujutėliai, viskas nauja. Tik dar vienas tas dalykas, kad labai daug žolių. Man tas irgi keista, bet aš taip manau, kad tos žolingos vietos yra visur realiai. Aš taip įsivaizduoju. Tai kaip pavyzdžiui jau noriu ištraukti meškerę, net atrodo, kad kiekvieną kartą užstringu už tų žolių, labai stipriai apsivinioja. Tai pabandom palaukti, nežinau, atsidarysim kažką užkast. Viskas puikiai matosi, lempos net realiai vienos užtenka, uodai kažkaip labai įdomu prasisklaidė. Nes pirma tai buvo jų čia tiesiog būrys ir jeigu labai norėsis, užsimėsiu dar vieną didesnę lempą ir žodžiu žiūrim. Nu, pažiūrėkit, kaip mes čia jaukiai įsikūrėm, vieną lemputę, meškerytės čia, sėdimoji vieta čia, sliekai čia, viskas supakuota, pats išėjimas yra ten, viskas labai šiptais patogiai, meškerės matosi. Dar nėra pilnai sutemęs vakaras, dar debesis tokie kaip ir truputį skaidrus. Pasiėmėm, žiūrėkit, darysim puotą, darytos, nu Jėzus, geresnės, sakyčiau, vakarienės negali būti. Nors ir grįšiu ar pirmą ar antrą, vis tiek, sakyčiau, valgyt kažką reikės pasidaryti. Buvau dar pasidaręs namuose barščių, tai manau, kad čia viskas bus gerai. Ir, žodžiu, stebim, laukiam, sėdim, paputausim, pavalgysim, pasimėgusim gamta. Kas labai įdomu, kad uodai visur skraido, net ir lempa čia ant galvos atrodo, nu blemba, nu turėtų tikrai valgyti, bet kažkas to nėra. Ir plus, kad aš nesu net apsipurškęs. Būčiau su to bensu apsipurškęs ar kažkas tokio būtų, gal atrodo ir geriau, bet dabar paklaus, kaip žiūriu, kad viskas normaliai, tai stebim ir laukiam kažko, arba, nežinau, šiaip pasimėgusim. Turėjom labai gerą kibimą, eik tu savo, kaip praleidau. Oh my god, toks feilas. Žinokit, vos spėjau parbėgti, eik tu nafik, atsisukau, žiūriu, trankos bėra kaip. Nu jau tikrai nepasivaidano, jau mačiau. Nu. Ir ką, yra prima, noriu pasakyti. Blin. Labai jaučiau. Labai jau keistai sakyčiau. O. Opa. Draugai, kažką turim ar neturim? To žiūrėsim. Oi, mailiukas, jaučiu. Blema kaip žolės vėl. Bet jau kažkas tikrai buvo, jau jaučiau, žinokit. Ir nebėra. Tu durnas. Eik tu sau. Bet jau, nu. Nors bent negaila. O ir dar vienas sliekas liko. Nors bent negaila, nes jaučiau, kad mailius. Bet gyvasties radom. Ir kažkaip atradom gal net ir vietelę, sakyčiau, nes blemba. Tos žolės taip pradėjo nervint, kad net nebegaliu užmis, suprantat. Net nebegaliu normaliai ten niekur ištraukti. Bet dabar kažkas jau buvo. Tai aš manyčiau, kad jeigu mailius yra, ką žinau, ar yra ten Ungarijoje, jeigu būna mailius. Nežinau, bet žodžiu, kibimas buvo geras, kažkas pasitrankė. Bet vat, bist, žolės, viskas, nebėra. Dedam slieką, metam, draugai, žinokit, bandom pagauti. Draugai, man atrodo, turim. Palaukit. Man atrodo, mes kažką turim. Opa! Draugai! O kągi jūs? O žiūrėkit. Pirma žvejyba. Oi, palaukit, žinokit. Turiu palikti kimbą ir antrą meškerę. O jūs juokaujat, ar čia nebus dublio?
Bet jau vienas yra. Bet žinokit, kažkas ir čia. Greit pažiūrim, jeigu nieko nebus. Grįžtam prie senos meškerės. Bet kebra. Vienas ungurys. Dabar yra 11:30, o jūs juokaujat. Širdis pagojus taip anksti, ne? Kebra, jūs neįsivaizduojate, kiek aš laimingas esu. Nors ir toks mažiukas, vis tiek čia yra ungurys. Aik to, na. O! Tu durns. Ir pabėgo. Ir pabėgo, draugai, bet man atrodo mes užkadravom. Ten aišku nebuvo. Oh my god. Negali būt, kad jo, žinokit, per GoPro labai prastai matos. Matau, reikalai prasti. Matot, atsikabino. Jisai atsikabino ir nušliužė. Aš kaip gyvatė negaliu paimti slystą pro rankas, žinot. Bet, va toks va buvo ištiesus, nemono. Bet man, dabar peržiūrėsiu vaizdą, man jau pirmas ungurys, hebra. Pirmas ungurys, matot, reikia arti kranto, mes iš vis nereikia toli mest. Aikit savo, yes, pirmas ungurys. Žinot, kas man svarbiausia? Palauk, man iš vis taip pasifilmuoti. Žinot, kas man svarbiausia iš tikrųjų? Kad priliečiau su rankom. Priliečiau su rankom pirmą kartą savo pagautą ungurį. Tai žinokit, aš užskaitau šitą ungurį, nes į krantą jis buvo ištrauktas. Ir, kaip galima sakyti, pasileido pats. Ungurys pasileido pats. Fotikis nespėjom daryti, einam metam. Žiūrim, gal dar kažkas ateis ir gal išeis normaliai palaikyti. Taip, dabar supratau vieną dalyką, kad per GoPro labai prasti situacija su lempa. Matau, kad labai blogai matosi. Per GoPro tikriausiai tas yra toks šūdas, kad labai prastai naktį matos, bet kažkiek matos. Tai žodžiu, hebra, pirmas ungurys, pirmas gyvenime ungurys. Esu šiaip tais lietęs jau ungurį prieš tai gyvą, tačiau jis nebuvo mano, suprantat, pagautas. Jisai buvo ne mano pagautas, tai kaip ir nesiskaito, dabar jau mano. Viskas buvo paliesta, pamatyta, tačiau, blemba, klaidą padariau, kad nubėgau kitos meškerės. Kitos meškerės nubėgau pasižiūrėti, nes kažkas irgi taip pakibo ir palikau realiai va šitoje vietoje. Ir aš atėjau, jis buvo jau pats atsikabinęs, blogai tikriausiai įsikirto. Aš atėjau, bandau paimti, imu į rankas, kai slydo. Ir va čia yra krantukas, tuoj parodysim, va čia vanduo iškart eina, viso. Yra te ungurys, bet pažiūrėsim namuose, kai grįšiu, ar nors bent kažkiek matęs, labai tas įdomu man yra. Ar nors bent įmanoma bus įvertinti, kaip jis atrodė. Iš tikrųjų buvo kažkur apie, kelius sprindžių žodžių, kokį 3-5 colmų buvo, bet labai mažiukas, jau mažiukas, tai jau tikrai. Bet jeigu yra ungurių, tai reiškia, gal dar kažkas bus, tai iš tikrųjų, manau, laukiam, nešvaistom baterijos ir pranešiu jum apie, kai kitas kibimas jau bus. Taip, buvo vėl kibimas. Šita meškerė taip pat yra užmesta netoli kranto. Čia yra ta kairinė. Čia yra kairinė meškerė, tai iš tikrųjų atėjau, persidėjau visus sliekus. Tai šiandien galim to pačiu ir pakalbėti apie tokį rezultatą dabartinį. Tai šiuo metu yra 12:30. 12:30 nakties, kibina visai normaliai, tiesiog aš nežinau, ar mailius, ar kas, nes iš tikrųjų, kiek sakau ir žinojau, kad ungurių tie kibimai tokie būna iš karto staigus, kaip ir vienas jau buvo mažiukas užkibęs, jie būna staigus ir užtikrinti. O čia tai paima, baim, daužo, vieną kartą sudaužė, nustojo vėl. Tai tas toks protarpinis kibimas yra ir nutampo toks biškis sliekus. Dar viena problema atsirado, kad jau baiginėjęs naktiniai sliekai labai stipriai. Liko gal tik vienas sliekas, tai gerai, kad pasiėmiau ketvirto dydžio sliekų, paprastų ten lenkiškų. Tai šiuo momentu juos irgi naudoju. Ant dešinės meškerės irgi tas toks kibimas protarpinis, kur tiesiog duoda vieną kartą, viskas baigia. Iš tikrųjų, kaip ir viskas normaliai, bet tas kibimas tikrai aprimo.
ne tik buvo prieš tai, kad ten užmeti ir iš karto daužo normaliai. Dabar o to irgi, pavyzdžiui, čia kaip ir srovė, suprantu, tempia. Taip. Srovė gan didelė yra, sakau, tai kai kurie gal net pirmai įsivaizdavau, kad svarelis tas neatlaiko, kai mečiau į patį vidurį. Todėl dabar perėjau arčiau kranto, kur mažesnė srovė. Ir kaip ir normaliai jau. Jūs nepatikėsit. Atrodo, iš vis nieko nebuvo. Nu, taip pat meškerė kaip ten juda, taip ir juda. Aš taip galvoju, viskas normaliai. Traukiu, net nieko nejaučiu. O žiūrėkit, kas pas mus prisistatė. O čia normaliai šamukas, Jėzus. Pasižiūrėkit, ar tokių čia gyvena šitoj vietoj. Nu, bet gražus, gražus. Nu, išsižiok, tu mums parodyk. Opa. Žiūrėkit, koks ūsorius. Hahaha. Fainai, fainai. Šiaip jis pažįstamas, vienas žvejojo. Ne šitoj vietoj, bet netoli irgi sakė, vat šamuką buvo pakirtis. Tai man buvo visai įdomu. Šiaip jis kaip jis tokį pagavo ir va, žiūrėkit, net nejaučiau kibimo iš tikrųjų, kibimo net nejaučiau. Tai bandom išimti kablį ir žiūrim, kaip čia toliau gausis. Na ką, jau 1 valanda nakties. Žodžiu, orelis toks, koks ir buvo numatytas. Šįkart prognozės pasiteisino. Nelyja, tačiau taip sakyčiau vėsoka. Na, o mes jau renkamės sistemas, meškerės. Po truputį tvarkomės, po kol kas pirmąją meškerę tvarkausi. Tai iš tikrųjų šis svareliai, jeigu matosi, jo matosi visai tokie, sakyčiau, geri. Iš tikrųjų, kai atradau tą vietą, kai maždaug apie 2,5 metro šalia duobės ir arčiau kranto, kur mažiau tos srovės, iš tikrųjų 120 man puikiai atlaikė. Tiesiog reikia, kad svarelis pats rastų ant ko užsikabinti. Tada viskas veikia puikiai. Pats pavadėlis irgi nenutrūko nė karto. Tai kabliukas irgi, sakyčiau, pasiteisino. Visai normaliai išdėjęs, likai. Kaip pirmą kartą sakyčiau, kad žvejojau upėje iš viso. Ir kad pirmą kartą mokinuos realiai iš viso rišt sistemą upinę ir prisitaikyti prie kitokios aplinkos. Tai tikrai buvo įdomi žvejyba ir šitą žvejybą aš kartosiu. Tai čia buvo toks pirmas žingsnis, kurį reikėjo atlikti, kad pradėjo daugiau domėtis apie upinę žvejybą. Tai reikėjo atvaryti, išsibandyti. Atėjau su tikslu nepagaut, o išmokti, sakyčiau, išmokti žvejoti ir susirišti iš pradžių sistemą ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad šitas planas ir išsipildė. Puikiai išsipildė ir kas be ko, kad iš tikrųjų man net keista pačiam, nes kiek anksčiau mano pirmos žvejybos būdavo visą laiką tokios prastesnės, kad atvarai, dar nieko nemoki, dar mokiniesi ir nieko nepagauni. O šiandien išėjo pagauti šamuką. Šamuką išėjo mums pagauti ir ungurį. Aš ten įsivaizduoju. Nu, tikriausiai žmonės, kurie čia žiūri, jeigu esate žvejai, kai kurie, tai čia nieko jums nuostabaus. Tačiau man kaip pirmam kartui čia žvejojant buvo tikrai gera patirtis. Tai susirenkam meškerės ir nuvarysim dar trumpam, pakalbėsim prie šviesos, kad viskas būtų aiškiau, nes po kol kas labai mažai čia kas matos. Na štai, pagaliau atsigavom. Kaip matot, viskas įpakuota, tašytė, meškerytės ir kuprinytė. Kaip matot, kažkur atėjau prie kažkokios šviesos. Dabar jau yra kažkur apie 1:30 ar apie 22 kažkur. Tai va, čia yra kažkoks rajonėlis Oškinių ir žodžiu ten, kur tamsuma upė,
leidėsi žemyn ir spotas. Tai dviratukas, kaip matau, viską atlaikė ir pasėdėjau ant jo. Padirbo kaip ir kėdė, kaip ir transporto priemonė. Labai galiu čia daug rėkauti, aplinkui čia namai. Žodžiu, žvejyba buvo tikrai puikiai. Kaip sakyčiau, kad pirmą kartą gyvenime žvejojau upėje, man labai patiko. Gal toks iš pradžių buvo tikrai sunku surasti tokį cinkelį, tokį, kad suprast, kur maždaug mes tą kibimą, kaip atskirti, nors ir dabar jau supratau, kad čia visiškai lengvas buvo dalykas. Tai ką tikrai išmokom, kad sistemą rišti, sliekus dėti, maždaug atpažinti gal kažkiek upę. Labai dar daug mokytis, kaip pirmą kartą žvejoju. Tai sakau, būtinai, kas turite patarimų, kažkokių pastabų, ar šiaip kažkokių norų, gal kažko norite, gal ten įkelt video, kaip susišūta sistemėlė, visko galite paklausti. Dėl vietos taip pat aš pilnai visą laiką šiaip tais neatskridžiu. Nežinau, dažniausiai geriausia savo vietą susirast. Tai jeigu jau patinka šį video, kaip matėt, pagavom ir šamą, ir ungurį, kurį nespėjom nufilmuoti. Manau, šitą vietą dar tikrai grįšim, tačiau Neris yra be galo didelė, Vilnius irgi, tai galima važiuoti kur tik tais nori. Ir į kitas vietas gal nuvarysime. Tai žodžiu, jeigu patiko šis video, būtinai pasubscribink, palaikink, kad mano video mestų daugiau į visą srautą visų kitų video. Ir tęsim šitą turinį. Tai dabar laukia kelionė namo.